Vakar prasidėjusiuose Lietuvos studentų krepšinio lygos ketvirtfinalio susitikimuose pergalę šventė daugiau žvaigždžių savo komandose turinčios ekipos. Jau ne vienerius metus ant to pačio grėblio užlipa Vilniaus Gedimino technikos universiteto komanda. Puikiai reguliariame sezone rungtyniavę VKTU krepšininkai 73-93 nusileido tik šioms rungtynėms surinktam Mykolo Romerio universiteto žvaigždynui. Mes žaidžiam pagal kažkokius nuostatus patvirtintus. Aišku, jie buvo prieš porą sezonų ir tas eksperimentas tęsiasi, reiškia. Tai praeitą sezoną mes iškovojom reguliariajame 1. vietą ir pralaimėjom 8. Tai reiškia, pateikėm sensaciją. Nors, sakysim, sensacija tai būtų pagal mūsų sudėtį iškovota ta praeitais metais 1. vieta ir šiais metais 3. vieta reguliariajame. Tai reiškia, ką tai parodo? Parodo pirmiausia tai, kad reguliarus sezonas iš principo jisai nėra svarbus. Reikia tik patekti į atkrintamąsias varžybas, reiškia surinkti stipriausią sudėtį, jeigu turi ko pasistiprinti ir gali tiesiai keliauti ketveriukę. Treneris teigia, kad tokie dalykai lygoje vyksta nuolatos, nes bendravimo su lygos vadovybė trūksta. Šerkšnas sako, kad daugelis pritartų, jog studentų pirmenybėse nežaistų pajėgiausi šalies žaidėjai. To svarstymo dabar paskutiniu metu jokio ir nebuvo, kadangi jokio kontakto su ta lygos vadovybė. Bet galiu pasakyti taip, kad reiškia, mes bendraujam su treneriais kitų universitetų prieš rungtynės, po rungtynių ir sakysiu taip, kad dauguma trenerių pasisako prieš LKL žaidėjų dalyvavimą mūsų čempionate. Tokiai pašnekovo nuomeniai nepritarė studentų lygos atstovai, kurie teigia, kad toks yra lygos reglamentas ir niekas nėra pažeidinėjama. Tai nėra šios dienos reglamentas, tai rugsėjo mėnesį buvo patvirtinti nuostatai, kurie skamba taip, kad kiekviena aukštojo mokykloje gali dalyvauti visi besimokantys studentai visų, reiškia, skyrių, 20 ne vyresni negu 25 metų amžiaus. Ir kaip ir kiekvienoje yra lygoje ir pas mus galima registruotis žaidėjus ir papildomai, kaip minėjau. Ir nežinau, ar kokia nors lyga riboja ir skaičiuoja varžybų skaičių, kur turėtų sužaisti tas vienas ar kitas žaidėjas. Kitose ketvirtfinalio susitikimuose Šiaulių universitetas namuose 91-77 nugalėjo Lietuvos kūno kultūros akademiją. Vilniaus pedagoginis universitetas 74-88 turėjo pripažinti Kauno technologijų universiteto pranašumą, o Vytauto Didžiojo universiteto studentai 116-78 sutripė Klaipėdos krepšininkus.